šiandien apie tūkstantmečio programos kultūrinę sritį. Tūkstantmečio programos dėka į švietimo lauką atėjo kultūros laukas. Tai yra ta geroji žinia, kad įvyko švietimo lauko ir kultūros lauko simbiozė, kada mes esam švietimo įstaigos naudingos kultūros įstaigom ir kultūros įstaigos yra mums naudingos. Ir ta praktika jau yra šiandieną ne epizodinė, o kasdieninė praktika atėjusi į Kretingos Simono Daukanto progimnaziją, kada mūsų mokyklos 5-8 klasių mokiniai nuolat lankosi muziejuose. Pagrindinis muziejus, kuriame lankosi Kretingos Simono Daukanto progimnazijos mokiniai, tai yra Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras. Ten vyksta edukacijos ir muziejus turi nuolatinius lankytojus ir mūsų mokiniai tampa nuolatiniais kultūros vartotojais. Mūsų mokykloje tūkstantmečio programos dėka lankosi menininkai, kurie reziduoja Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre. Užsimezgė nuolatiniai tvarūs ryšiai tarp švietimo lauko ir kultūros lauko. Ir šiuo metu šiandieną džiaugiuosi, kad mokykloje irgi vyksta neeilinis įvykis, tai yra vyksta pleneras ir 3 dienas mokyklos mokiniai bendrauja su menininkė, su kultūros vadybininkė, su įvairių stilių menininkais, ne vieno žanro. Šiandien jie kuria filmą, taigi įvairios meno rūšys atėjo į mokyklą ir pleneras Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje šiandien jau vyksta 3 dieną, šiandien baigiamoji 3 diena. Taigi Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje kuriasi meno centras ir tai, ką mes šiais metais, ką patyrė, pajuto mokiniai, tą mes kitais metais pasiūlysim visom Kretingos rajono mokyklom. Taigi, kokia nauda mokyklai iš to kultūros lauko atėjimo į švietimą? Tai esminė problema, kad vaikai šiandien nenori eiti į mokyklą. Tai mokinių motyvavimo problemos išsprendimas. Vaikai tampa kūrybiški ir per tą kūrybiškumą atėjo noras mokytis. Aš dalyvauju kaip ir daugelis mūsų klasės kultūrinėje programoje ir mes šiuo metu vykstame visokiausias Kretingos vietas ir bandom po truputėlį jas atstatyti žaidime Minecraftas. Su kiekviena, čia tokiam galima pasakyti, ekskursijom, su kiekvieną kartą išmoksti kažko naujo ir vis gidė pasako, atsiminkit, nes klausim kitą kartą. Ir tu turi stengtis bent jau kažką bandyti, atsiminti, kad įrodyti, kad tai buvo tikrai verta. Išmokau įmatyti labai daug detalių, ką reikia žinoti, kai statai Minecraftą žiemos sodą, nes yra labai daug visokiausių vietų, kur tu nepamatysi, tiesiog bandydamas per nuotraukas. Džiaugiuosi, kad tūkstantmečio mokyklų projektas atvedė kultūrinį ugdymą sistemiškai į mokyklą ir kultūrinio ugdymo mokytis gali šiemet ir mokytojai, turim kultūrinio ugdymo programą ir esu labai laiminga, kadangi ne tik vadovauju mokyklai, bet ir esu šitų 5-okų istorijos mokytoja. Tai kaip istorijos mokytoja man tikrai sunkiai sekdavosi išmokyti mokinius gimtojo krašto istorijos, Kretingos istorijos, nes mokslas buvo teorinis. O integravus šitos kultūrinės programos dėka, kurioje mokiniai dalyvauja, jie atsirado giluminis Kretingos istorijos mokymas, nes vaikai nuėję prie istorinio objekto, jie ne tik išklauso gidės Dianos, bet jie parėję į mokyklą tai, ką išklausė, turi pritaikyti praktiškai. Jiem atsiranda noras sugrįžti prie to objekto, kurį jie turi padaryti per dailės pamoką, atsiranda gyvas, integruotas ugdymas šitos kultūrinės programos dėka ir vaikam atsiranda mokymasis iš smulkių detalių. Mes išmokstame labai daug ir galim viską perteikti ne vien mokslu, bet galim ir pritaikyti žaidimus, išmokti kažką naujo.
ne vien tik skaityti knygas ar mokytis apie istoriją. Dar norėčiau pridurti, jog labai daug eidavome į miestą su gide, labai daug išmokome, buvome užlipę į bažnyčios viršų, pamatėme Kretingą ir labai daug išmokome apie Kretingą. Gidė mums papasakojo apie Kretingos istoriją, sužinojome, kas įkūrė Kretingą, vaikščiojome po Kretingos centrą, sužinojome istoriją apie bažnyčią, pasirodo, jinai buvo sudegusi, tada ją atkūrė centre Kretingos, mes buvome prie paminklų, saulės laikrodžių, išnagrinėjom viską per istorijos pamoką, skaitėme savo sugalvotus klausimus, papildomai pasiskirstėm su komandom, įsijungėm Minecraftą, nežaidėme, o statėme žiemos sodą, kitus pastatus ir bandėme atkurti Kretingą. Komanda labai daug stengiasi ir padėjo ir įrodė, kad viską galime įveikti, viską galime įveikti draugiškai ir komandiškai. Ir ne viską būtinai reikia daryti palei knygas. Pas mūsų mokyklą buvo atvažiavęs aktorius Liudas, jisai mums vedė pamoką apie genetiškai modifikuotą organizmus. Mes per pamoką iš pradžių susipažinome visi kartu su juo, žaidėme žaidimą bulvę, turėjom labai greitai perduoti jam kitiems apelsinus, obuolius, mandarinus. Mums buvo duotas lapas su maistais ir mes turėjome atskirstyti modifikuotą maistą ir nemodifikuotą maistą. Šitą pamoką skiriasi nuo, kad jinai buvo labai linksma, mes žaidėm žaidimus, galėjom pasikalbėti, galėjom pasijuokti su juo ir galėjom painiai paleisti laiką. Aš labiau išmokstu per integruotas pamokas, nes tenais mes daug apie tai darom ir neskaitom, nes kai skaitau, man niekada neišeina to išmokti.